radistai. Labas, berniukai ir mergaitės. Radistai vėl atgal grįžta. Reklama. Estrela, Double Hero Live at Radistai. Yeah, baby. No others, no others, just Radistai. Dabar padarysime Estrela Double Hero skambutį. Estrela pristato savo traškučius naujuosius. Estrela Double traškučiai, kurie dabar turi dviejopą poveikį. Tai iš vienos pusės jie šiurkščiai tave šiurkštauja, o iš kitos pusės smagiai labai švelnauja. O mes pasitelkę duomenis iš geros nuotaikos Estrela laboratorijos skambinam Dianai. Jie yra 3-7. Darysim klausėlę. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Jums paskambino Evaldas Ivaškevičius iš Baltic Tyrimo agentūros. Ar galėčiau užduoti keletą klausimų? Iš kur? Baltic Tyrimo agentūra. Norėčiau sutrukdyti 2 minutės ir užduoti keletą klausimų. Klausau, bandykit. Labai malonu, į kokį miestą aš pataikiau? Varėna. Ar jau jūs esate pabaigusi mokslus? Tai taip. Taip, ar ne? Tai galiu gal sužinoti, koks jūsų yra vardas? Diana. Diana, malonu, mano vardas yra Evaldas. Mes užtruksime tik tai 2 minutės. Tad prašyčiau susikaupti ir atsakinėti į mano klausimus. Kaip dažnai žmogų nutrenkia žaibas? Gerai, pradėkime. Ne. Man reikėtų sužinoti jūsų amžių, tada aš sakysiu nuo iki ir kai pasakysiu tą tarpsnį, jūs mane stabdykit. Ar gerai? Ar žmogus 42 metai. Jūs iš karto pasistatėt. Labai gerai. Ačiū Jums labai. Specialių supergalių. Aha. Ar jisai... Internetas jūsų gyvenime. Kaip dažnai naudojatės internetu per savaitę? Ar žaibo nutrenktas žmogus normaliai taip nukardojantas? Susimoku mokesčius. Ar jis gali matyti nuogus žmonės? Skaitinėjų pavaikščiamus ir viskas. Aha. Supratau. Televizija jūsų gyvenime. Kiek valandų per dieną jūs praleidžiate prie televizoriaus? Ne. Kai dirbi, tai visai nepraleidžiu, nes būna, kad parom dirbi. Kas yra jūsų gyvenime normalu? Kartais net neprisėdi, dar nežinau. Šiaip tai pasižiūri. Ar jūs liečiat... Galėtumėte išvardinti 3 Lietuvos žvaigždės, kurios jums dabar šauna į galvą? Ar jūs liečiat savo seksualinio partnerio žvaigždės, pezdę? tai man iš karto dainininkai. Kodėl ne? Pavardės reikia? Na, pavardės, pseudonimus. Ar tinkamas žodis yra anusas? Kaip galima būtų pakeisti rudosios pavadinimą? Jėzus Marija, net. Ar šokoladinė snaigė? Neteina galvoj, va dabar mintyse visur sukas, bet net. Gerai, tvarka viskas. Nesijaudinkit, viskas yra gerai. Ar galėtumėte išvardinti 3 didžėjus Lietuvos? Ką turiu omenyje, sakydami šokoladinę snaigę? Ne. Ar tai yra su šūdo prieskoniu? Didžėjų tai ne. Negalite, ar ne? Koks muzikos stilius jums labiausiai patinka? Ar tai būtų house muzika, drum and bass ar trance? Kaip dažnai jūs Dieve, kad aš mušat kurių dar narkomanus? net ir nežinau, kas čia per muzika. Kokios muzikos jūs klausot? Ar Raminkis, tėvai. Ar narkomanus mušti... Kokios, žinau, linksmos. Daugiausia rusų klausomės. Ar mušat narkomanus profilaktiškai? Supratau, gerai, mes pasižymim. O pedikus? Aha, supratau. Prasidėjus vasarai, ar jūs neplanuojate išvykti iš Lietuvos, ar savo galbūt visos šeimynos perkelti į kitą šalį? Didžiausias priešas šalia. Nu, ne. Tikrai ne. Liksite čia, ar ne? Ačiū jums. Nežinau, aš kažkur tai skambina. Kaip dažnai jūs tikrinate savo Facebooką? Ar normalu yra kautis su... Kai nedirbu, tai patikrinu, nu. Supratau. Turite savo profilį, ar ne? Kas yra vėjo malūnas? Taip. Supratau. Ar jūs esate ištekėjusi? Ar vėjo šūdų malūnas? Žodis toksai gali būti. Vyras yra šalia. Atsiprašau? Kaip? Ar normalu? Ok. Kas normalu? Ar šoko... Kas normalu? Kas normalu? Normalu yra, kai skambina radio stotis Zip FM iš Vilniaus. Radistai. Labas, ponia Diana. Labas, Diana. Tave trukdo radio stotis Zip FM iš Vilniaus. Skambinam pagal Estrela Double Hero užsakytą skambutį. O kas užsakė jums? Estrela Double Hero. Užsakė Erikas. Erikas užsakė. Čia jūsų sūnus?
Krikšto sūnus. Krikšto sūnus. Tai rytoj ant Eriko Facebooko sienos šis skambutis atsiras ir galėsite, ponė Diana, perklausyti dar kartą. Aš Jėzus Marija, nu dėkui. Pokštas iš Krikštasinio. Ačiū. Nu tai jau Pokalbį. tiksliai. Dėkui Viso jums. gero. Iki. Paralinkšinot, nu. Kokį ten sakei Kokį? apie rudąją? Ai, šokoladinė snaigė? Ištirpo delne. Ką turėjau minėję ledai, kai dainavo šokoladinė snaigė?